Labas rytas, gražus oras. Ir kur čia mes vėl susirašėm. Ogi bandysim antrą kartą šią vasarą pasiekti jūrą. Taip, pirmą kartą nepasisekė, nes teko grįžti dėl vaiko ligos, susirgo. Dabar bandysim vėl. Oras žada gerus. Tai kemperis jau prikrautas pilnai. Taip. Va, kiek daiktų, daiktelių turim pasiėmę. Tai va, važiuosim ir bandysim parodyti, kaip važiuojam ir kaip seksis prie jūros. Kol kas iki. Pasiruošęs važiuoti? Ką? Kad tu neapsipiltum. O tu? Ką, kad aš neapsipilčiau. Pasiruošęs važiuoti? Nu, pasiruošęs, atrodo. Gerai, va kiek daiktų čia. Oi. Sustojom pavalgyti. Dar važiuoti virš 200 km. Užkasim ir važiuosim toliau, kad ir kaip nenori vaikas. Taip? Kas miego nori, tai užmigs. Gal užmigs, jeigu užmigs, tai gerai, tai beveik davažiuosim. Gerai, skanaus ir jum. Ir iki. Kas čia atsikėlė? Labas rytas. Vakar nieko nefilmavom, nes buvom labai pavargę. Kol suradom kempingą, nes mūsų kempingas, kur mes buvom pasiruošę važiuoti, buvo 100 žmonių pilnas. Verbelnikė. Tai va. Apsistojom kilometrą nuo jų. Labas. Eisim pusryčiauti, ne? Pusryčiauti eisim. Ką pasakysi kamerai? Susigėdai. Va tai va, prasideda mūsų rytas. Pagaminsim vištytę su makaronais ir skaniai pavalgysim. Tai šį kartą be jokių kamado, be nieko. Galvojam, pasiimsim viryklytę ir čia gaminsim lauke. Tai va, turim tokį čiužinuką vaikui palakstyt. Tai va, pradedam dieną. Vakar ten, kaip ir sakiau, nieko nepafilmavom, nes atvažiavom kažkur tai apie 7. Ir tas kempingas buvo užimtas, į kurį norėjom, tai ten 100 žmonių, ten niekur, visi kaip silkės sulipę. Tai radom čia tokį kilometrą nuo to kempingo, toks pusė velnio, iki jūros 800 metrų, tai šiandien eisim pasimaudyti, galėsiu parodyti. Tai va, o dabar gaminam pusryčius ir valgom. Pusrytukai pagaminti. Žmona laiminga. Labas, lipi valgyti jau? Pusryčiauti, ne? Va, turim tokią kėdutę, pusryčiam tau kemperį. Mama padarė košės. Tau avižų. Nu taip, aš biriau irgi košytę tau. Tai va, nenukrisk tik tai. Kaip stojasi, tu stojasi. Opa. Atsargiai laikinės, nepririšta? Pririšta. Taip. Mama pati valgo dar. Taip, nenukrisk. Nefilmuok, filmuos ir valgyti neduodam.
į kėdutę pasidini, tai valgyt labai nori vaikas. Nori valgyt? Taip. Duokit greičiau valgyti jam. Dar rankytes reikia išsivalyti. Labai jadrus kūdikis. Nežinau, kai mes tave išmaitinsim ateityje. Bet kol kas labai daug valgai. Pradėsim nuo vaisiukų. Aha, ir ką čia? Ir kirminą numalšint. O, bananas eina į trasą. Bananai šiais laikais brangus. Taip, tai brangus. Juokauju. Gerai, mama Grinčas. Nu, užteks filmuoti, nes čia ir aš noriu valgyti. Nu ką, einam prie jūros. Pasižiūrėsim, kaip atrodo ta jūra. Ane? Einam prie jūros. Taip. Štai ir pasiekėm jūrą. Ilzytė vėjukas. Pučia, ne? Žiūri. Šiandien bangos didelės. Nu va, išsimaudėm. Skaitom. Rodai pirstais. Šitai mažutė jau 11 mėnesių suėjo 12 dieną. O mes jau prie jūros. Pagaliau. Mama atėjo. Na. Pademonstruoka. Oi, dega. Dega. Darom vaikui vakarienę. Čia yra batonas, kiaušinis ir bananas. Nu, Rasa sakė, šitas sudegusi valgys. Nesudegė jisai. Skaniai apskrudo. Ne? Nu, tai kas belieka. Labas. Šiandien švęsim tėčio gimtadienį. Taip. Imk, pažiūrėk. Pafilmuok. O papėlis? Aš padėjau čia. Tau reikia? Nu, taip, jau, tai cyvą duosim laikai. O man dar gal dabar nepjaustyti. O. Su gimimo diena. Dainuok. Su gimimo diena. Tėveliai, su gimimo diena. Toks. Nu ką, švęsiu savo 25 gimtadienį. 25 metai, ne visada sueina tiek. Nu, kaip ne visada. Jau antrą kartą. 10 metų. Ne, iš tikrųjų daugiau, bet tebūnie paslapty. Kažkaip ar paslapty. 40.
Mažiau. Gerai. Skanaus. Valgom mes. Vėjas. Nu va, po torto dar vakarienė. Aba. Skanaus. Tai va, praėjo dar viena diena. Antra. Nors vakar ta diena buvo labai tokia trumpa pas mus. Labai ilga diena buvo. Nu tai kelionė buvo, tai ten, žinai, bet čionais Liepojoj buvo trumpa. O šiandien pasimaudėm, pavalgėm, pavalgėm. Tortą suvalgėm. Ir jau 7 valandas vakaro. Eisim saulės palydėti. Jeigu jinai bus. Tu vis tikėsi, kad nebus, kad nereiktų eiti. Mes paleisim mamą vieną eiti. Ne, mes eisim su Rozyte. Ne, vienas neliks. Labas rytas. 3 diena. Jau esam kempinge. Šiek tiek aprodysiu tą kempingą, kaip čia atrodo. Šiek tiek aprodysiu kempingą, kaip jisai čia atrodo. Tai va. Toks atrodo iš dalies nedidelis, bet vietų yra tikrai nemažai. Ir namukų yra keletas. Ir žmonės su palapinėm atvažiuoja. Šiaip gamta. Aišku, netoli kelias yra, girdisi. Tai mes už šitą kempingą mokėjom 35 eurus. Tai už naktį, 35 eurus už naktį. Tai manau, kad nemažai. Aišku, prie jūros. Nu, bet tokiuose, pavyzdžiui, kaip Portugalijoje mes mokėjom ten 30 eurų už naktį kempingė, kur ten viskas yra. Ir baseinai, ir prie pat vandenyno. Tai tikrai geriau. Bet čia, kadangi norėjom važiuoti Verbelnikį, bet neturėjom kito pasirinkimo, tai atvarėm čia. Tai vat, nuo Verbelnikį yra gal 1 kilometras šitas kempingas. Čia susistatė žmonės. Čia mes stovim su kemperiu. Šiaip labai gerai, kad neleidžia žmonėm susigrūsti viens prie kito, tai turi kažkiek savo erdvės. Čia dar namukas yra, galima nuomotis. Namukų kainų nežinau. Galėsiu parašyti aprašyme. Čia tokia vieta apsukta eglių. Čia va kemperiukas. Ten vietų kiek yra dar. Tai kai užimta kitur, tai čia visai geras pasirinkimas. Blogai, galiu pasakyti blogus dalykus, kad čia, jeigu atvažiuoji su kemperiu, tai vandens išsipilt nėra kur. Tualeto išsiplauti irgi nėra kur. Nu, yra tualetai, aišku, galėjai daryti į juos. Yra tik vienas dušas, čia didžiausia blogybė. Yra va kriauklės, gali plauti indus. Tai va. Kol kas tiek. Ką čia daugiau rodyti? Važiuosim į Liepojos senamiestį. Apsižiūrėti kaip ten. Taip, Elze. Ką tu papasakosi? Ką? Kol vaikas miega kamino parke.
Hei. Atvažiavom iki Lidlo. Nusipirksim kažko gazotą. Norisi išgerti. Apžiūrėsim Liepojos centrą. Žiūrėsim, ką gero jie Lidle turi. Ane? Varom. Širdelių paminklas. Jo. Ai, ten čia kokia didžiulė. Jo, kažkas užkabina aukštai. Kol kas einam, dar nieko įspūdingo nepamatėm. Tik va žuvis gaudo žmonės, žuvis gaudo. Liepojos koncertų salė. Su dainininkė dainuoja. Koncertų salė. Nu, Elizytė nori pakoncertuoti. Mes čia nusipirkom, pažiūrim. Oho. Žiūrėk. Wow, koks makaruncas. Pas mane tai nebuvo, nėra. Man atrodo šaldyti. Tavo žymiai geriau atrodo. Anu? Neturi kai išpilti šitą. Wow, skanu. Manau, gal mačio skonio. Hmm? Gali būt mačio skonio. Pasikeičiam. Lauk, nešauk. Tai tu jau užšovei. Aš tik iššau, bet dar yra. Tavo gal skanesnis? Panašiai. Cheminiai. Kava skanesnis. Būčiau neatidavęs. Tai tavo skanesnis tada? Ne, šitas žalias skanesnis. A, to ne? Man labai panašus skonis, aš nesuprantu. Skirtumo. Они знают. Man tinka prie džemperio. Nu, toks cheminis. Atspėkia kainuoja vienas.
3 eurai? Daugiau. 4? Mhm. Neverta, nesąmonė. Skanu. Išsiskyrė nuomonė. Nu, vienas sako, neverta nesąmonė. Skanu. Va kaip šoka. Grįžom į Žygą. Po Liepoją. Buvom Lidle. O, čipsų. Alaus. Sušiau, sakei? Čipsų. O sušių nėra? Ne. Kažkas valgo sardinės. Ir dar geriausia Latvijai, kas yra tai. Va. Karams. Einam palydėti saulės prie jūros. Pažiūrėsim, nors vieną kartą per Arba ne. 3 dienas. Nu bent jau nueisim palydėti. Taip. Ir va, ir tu eini. Važiuoji. Oi, šiandien tokia sunki dienelė buvo fiziškai, bet gera. Ir tai? Ar tai? Labiausiai iš tokia šiandien zirzlė. Jo, nieko, jau miego nori turbūt. Pavargo per visą dieną, Ir daug gryno oro. kaip ir Per daug tėveliai. dienos. Taip, taip. Tai lengviau dabar jau su vaiku, kai 11 mėnesių vaikui. Nu, žiūrint, lyginant su kuo. Taigi nebuvo lengviau. Nes tai visą laiką miegojo. Nu, kai jau sėdėjo, O tada kai jau išmoko jo sėdėti, kai jis sėdėjo, tai tikrai palengvėjo. va, kiek čia žmonių vis sėdi, švenčia savo vakarą ramų. Va, kaip gražu. Nu, kaip čia. Saulė šviečia. Vakaras gražus. Dar ne taip aukštai jau mes einam ją nuleisim. Taip. O čia jau netoli jūros žmonės prisistatė irgi kemperių. Taip. Fainai savo stovyklauja. Gražus oras vakare. Palydėjom saulę. Grįšim ir eisim miegot. Taip?